Sveiki. Prieš 8 metus man kilo mintis suorganizuoti kažkokią tai jaukų, smagų renginuką, kuriame visi draugai galėtų suvažiuoti ir pasidalinti savo gražiomis patirtimis, savo talentais, savo dovanomis, kurias jie gavo iš dievų, ir didžiausia dovana dievams yra tų talentų būtent išreiškimas. Taigi, prieš 8 metus, Debesų pievai bus 8 metai. Ir eilinį kartą, 8 kartą, mes organizuojam Debesų pievos festivalį ir savaime aišku, jūs, brangieji, esate labai laukiami. Tai va, šis video yra skirtas lektoriams, instruktoriams, muzikantams, jogos mokytojams ir visiems kitiems žmonėms, kurie turi kažkokią tai nuostabią savybę savyje, kurią nori pasidalinti, kurią nori parodyti, kad kuo daugiau būtent šitų dalykų pradėtų daugiau Lietuvoje atsirasti. Debesų pievos pagrindinė mintis yra savanorystė. Mes važiuojam savo norų, nes mums patinka tai, ką mes darome, mums patinka dalintis, mums patinka, mes jau gauname malonumą už to, kad mes darome tai. Ir čia paskui metu jau teko daug analizuoti tokį dalyką kaip motyvacija, ir aš sužinau, kad egzistuoja 2 tipų motyvacijos. Egzistuoja vidinė ir egzistuoja išorinė. Tai vidinė motyvacija yra tada, kai žmogus dega tuo, ką jisai daro. Jam patinka tai, ką jisai daro. Ir kai jisai atvažiuoja ir daro tai, jis jau gauna savo, galima pasakyti, tą prizą. Jis jau gauna savo uždarbį, nes jam pats darimas yra smagus. Ar yra kitas dalykas? Išorinė motyvacija. Tai kai aš atvažiuosiu, kad man paplos kažkas, tai kažkas per petį patapšnos, arba kažkas pasakys gerai pavarėjai, arba sumokės honorarą. Tai Debesų pievos pagrindinis prieskonis yra savanorystė ir, savaime aišku, vidinė motyvacija. Savaime aišku, mes suprantame, kad labai daug lektorių gyvena būtent iš tos temos, iš tos srities, kurią jie ir atstovauja, tačiau Debesų pieva yra tas festivalis, kuris yra skirtas būtent iš savanorystės. Kodėl? Todėl, kad tai sukuria visiškai kitokį vaibą, kitokią terpę. Ta prasme, žmonės jaučia tai. Debesų pievos pagrindinė publika yra empatai. Kodėl? Kuo jie skiriasi nuo paprastų žmonių, logiškai mąstančių? Tai yra daugiau, visą tai susidaro iš to, kad mes neskelbime programos. Nes mes, pavyzdžiui, nežinom, katrie iš jūsų lektorių galės dalyvauti, kurie negalės dalyvauti. Nutinka kartais, kad porą savaičių iki renginio žmogus gavo super duper brangų, jam daug pelno atnešantį užsakymą ir sako, sorry, aš negalėsiu dalyvauti. Dėl to mums reikia perstatyti programą, mums reikia perdėlioti dalykus. Ir kad išvengti visų šitų tokių maišačių, mes tokius dalykus ir darome, kaip programą, pavyzdžiui, skelbiame tą pačią dieną, kai festivalis prasideda, arba dieną prieš, anksčiausią dieną prieš. Debesų pievos festivalis yra tom ir unikalus, kad daugiau yra kalbama apie pajausk ir nuspręsk iš vidaus, kad tu ten turi būti. O ne dėl to, kad mes įdėsime nuostabių lektorių vardus ir pažadėsime, kad tai bus nuostabi programa, nes pažiūrėkit, kokie garsus ir nuostabus lektoriai pas mus atvyksta. Tai nereiškia, kad mūsų lektoriai yra kažkokie tai mažesnės kokybės, bet pagrindinis akcentas yra širdis, noras dalintis, ir tas visas dalykas ir kuria nuostabią Debesų pievos erdvę, kuria publika, kuria tą visą esmę, kodėl ten žmonės ir susirenka, tam, kad patirti tą visą dalyką. Debesų pieva yra toks savotiškas kaip sielos giminių suvažiavimas. Taip,
Tai kažkas tai panašaus kaip sulėkė giminės, susimeta pinigus, išsinuomoja sodybą, tada išsinuomoja aparatūrą, suvelka visą dalyką ir gražiai patiria 5 dienas drauge, o paskui vėl visi išsisklaido kas kur po savo namučius, po savo butus, sodybas, vietas ir taip toliau. Ir su savim atsineša tą debesų pievos kažkokį tai mažą lopinėlį ir pasodina savo sielos sode, savo namuose kažkur tai. Ir ta pieva pradeda augtis, nes debesų pievos esmė yra plėstis po kiekvieną žmogaus širdį, plėstis po kiekvieną žmogaus sielą ir kad debesų pieva taptų visas pasaulis. Tai va, jeigu tau yra įdomu atvykti į debesų pievos festivalį ir tenais pravesti kažkokią tai veiklą, tada kviečiu tave užpildyti anketą, kur yra skirta lektoriams, muzikantams, instruktoriams ir visiems kitokiems veiklų vadovams. Tai yra labai plati publika. Reikia žinoti ir tokį dalyką, kad egzistuoja ir debesų pieva yra toks dalykas, kuris vadinasi gyva biblioteka. Tai reiškia, bus tam tikri lektoriai, kurie bus įrašyti į programą, kurią paskelbsime, o paskui dar bus ir žmonės, kurie patys iš savo širdies dalinsis tam tikrose vietose, tam tikrų laikų ir taip toliau. Tad jeigu neužpildysi anketos, jeigu galvoji, kad galbūt vėliau, o paskui jau nepapuolė, tai vis tiek tu gali atvykti į debesų pievą, nusipirkęs bilietą kaip dalyvis ir vis tiek pasidalinti savo nuostabiom mintimis, idėjomis ir taip toliau. Kitas dalykas, ką iš debesų pievos gauna mūsų lektoriai, instruktoriai, muzikantai ir visi kiti? Jie gauna debesų pievos nuostabią maikutę. Kom ta maikutė yra ypatinga? Tuom, kad kai jūs einate su ta maikutė gatve, per jūs gali pribėgti staiga jums nepažįstami žmonės ir jūs apsikabinti. Vien dėl to, kad tai simbolizuoja debesų pievą. Ir tai simbolizuoja tą visą tikrumą ir nuoširdumą. Ir kiekvienas žmogus, kuris yra buvęs debesų pievai, pamatė žmonės su debesų pievos maikute, sako, čia yra mano genties žmogus. Tuo pačiu mes apmokėsime kelionės išlaidas, tai reiškia apmokėsime kurą ir apmokėsime tą dieną maistą. Mes pavaišinsim jūs maistu už tai, kad jūs pasidalinate savo gražiais talentais su mumis. Kas liečia nakvynės, nakvynę mes suteiksime tiems lektoriams, instruktoriams, kurie savanoriaus visas 5 dienas. Nes po dieną, po 2 dalinti lovą mums yra per sudėtingas dalykas. Tad tie lektoriai, pavyzdžiui, jogos instruktoriai arba vaikų pievos instruktoriai arba mokytojai, jie, pavyzdžiui, darys savo veiklas visas 5 dienas, tada jie gaus ir mūsų lovą. O kitiems, jeigu norite sudalyvauti 1 dieną su savo renginiu, o visom kitom dienom tiesiog būti debesų pievos festivalį, tai jūs galite įsigyti savo kambarį bilietų sistemoje arba, kaip ir dauguma visų kitų, tame tarpe ir aš pats, gyventi palapinėje. Ir tai yra nuostabi patirtis, nes grįžus iš 5 dienų palapinėje namo, jūsų namai, jūsų lova tampa nuostabia ir mylima ir tobula, nors galbūt jau dabar esate praradę visą šitą jausmą. Taigi, kviečiu jūs užpildyti anketą, ten bus daug visokiausių klausimų ir vienas iš klausimų bus, kokia pagrindinė debesų pievos yra esmė ir širdis, apie ką sukasi debesų pieva. Tai atsakymas yra savanorystė. Šitą klausimą jūs rasite anketoje ir pažymėkite. Tai va, ir kai užpildysite anketą, tada reikės mums truputėlį luktelti, kokį mėnesiuką, ir aš tada galėsiu jums visiems išsiuntinėti atsakymus, kas, kur, kaip ir kada. Tai va, turbūt tiek šį kartą ir mes susieksime, susibendrausime ir jeigu ką, susitiksime kitose renginiuose. Nes Lietuva yra maža ir mūsų nėra tiek jau daug. Tai tiek. Iki smagaus susitikimo.